Palangos šviesi duona. Ankstyvą 1832 metų pavasario rytą, kai pirmieji saulės spinduliai vos prasiskverbė pro Palangos pušynų šakas, kaimo kepėjas Kęstutis, įkvėptas senovinėmis Lietuvos kepimo tradicijomis, įkūnijo savo svajonę, kuriant naują duonos receptą. Jis svajojo apie duoną, kuri būtų lengva, šviesi, bet ir kupina skonio, kaip pati gamta, kurioje jis augo. Kęstutis valandas tyrinėjo įvairias miltų rūšis, mielių derinius ir kepimo procesus, siekdamas atrasti tobulą receptą, kuris galėtų pagerbti jo gimtąją Palangą. Pagaliau po nesuskaičiuojamų eksperimentų jis atrado naują, unikalią šviesios duonos formulę, kuri atskleidė skonio gilumą ir šviesą, kurios jis ieškojo. Jis, kiek galėdamas švelniai, su meile ir kantrybe, sumaišė ir iškepė pirmąjį kepalą Palangos šviesiosios duonos. Ir kai ištraukė iš krosnies, kepėjas neabejojo, kad sukūrė kažką išties ypatingo. Duonos purų švelnus kvapas, gintaro spalvos ir trapi pluta, bei lengvas malonus skonis privertė visus kaimo gyventojus kalbėti apie šį kepėjo stebuklą. Ir žinia apie Palangos šviesiąją duoną greitai paplito toli už kaimo ribų. Tradicinis kepėjų gildijos įvertinimas pasiekė Kęstučio duris. Ir po išsamaus vertinimo Palangos šviesi duona buvo pripažinta kaip naujas ir vertingas tradicinis Lietuvos duonos receptas. Su didžiausiu meistriškumu ir pagarba tradicijai šis receptas tapo kasdienio gyvenimo dalimi ir išliko per visus šiuos metus, būdamas perduodamas iš kartos į kartą, brėždamas nemirtingą skonio taką į Lietuvos istoriją. Tad Palangos šviesi duona išliko ne tik kaip paprasta duona, bet ir kaip meninis, istorinis ir kultūrinis paveldas, kurį Lietuvos kepėjas puoselėja su meile ir pagarba, teikdami šviesą ir džiaugsmą kiekvienai šeimai, su šia duona dalijančiai savo kasdienio stalo džiaugsmus ir rūpesčius.